Labą dieną, draugai. Su jumis Andrius ir mano atleto dienoraštis. Naujienos. Pradėjau dirbti Royal Athletic Club. Salė rimta, nedidelė. Tai man naujas etapas, o jums naujos galimybės. Kiekvienam iš jūsų, kuris pasirašote naują narystę Royal Athletic Club, ir tie, kurie jau esate Royal Athletic Club, bet neturite trenerio, kiekvienam iš jūsų dovanoju vieną nemokamą įvadinę treniruotę. Kas to įvadiniai treniruotei bus? Įvadiniai treniruotei, jeigu dar nesate šioje salėje, nesate buvę, aš jūs supažindinsiu su salės inventorium. Apskritai padarysiu tokį mažą gidą turą aplink salę, aprodysiu jums spa mūsų mažiuką. Tarp kitko jo, čia yra labai nebloga pirtelė su džakuzi, tai turėtų jums patikti. Bet įvadinės treniruotės, dėl ko jinai vadinasi treniruotė, aš negaliu laikyti treniruotės, jeigu aš tik rodysiu jums, kaip salė atrodo. Tai mes tą padarysim labai greitai, o iš esmės pagrindas įvadinės treniruotės yra kiekvienam iš jūsų atlikti testavimą. Testavimo metu aš išsiaiškinsiu jūsų trūkumus, disbalansus, kurie galbūt išsivystė jums gyvenime dėl įvairių dalykų, traumų, sėdėjimo, neaktyvumo, streso ir taip toliau. Nustatęs jūsų disbalansą, jūsų mobilumo trūkumus, jūsų stabilumo trūkumą, lankstumo trūkumą, galbūt apskritai raumenų silpnumą ir taip toliau, nustatę šias problemas, aš jums pateiksiu išvadas, sukursiu pratimų sąrašą, arba kitaip tariant, lengvą sporto programą, kuri irgi bus nemokama ir jūs galėsite tuo ritmu judėti salėj, arba jeigu turėsit pakankamai įrangos, netgi namuose ar kažkur kitur, nes dažnu atveju didžiąją disbalansų tvarkymo dalį sudaro pratimai, kurie nereikalauja didelių įrengimų, staklių, treniruoklių ir taip toliau. Tai daugumą iš jų jūs galite atlikti su gumom, su voleliu, su savo kūno svoriu. Tiesiog reikės pasitelkti labai gerą kūno valdymą ir po biškį dirbti.